Jeigu į mitingą atvažiuos ne 5 tūkstančių, atvažiuos 10-15 tūkstančių, kas turėtų iš realiai tai būti? Kas atsitinka? Jie įsigaras. Ta baisi Šimonytė, su kai šito pragaro pečių kurėja, jinai kas bus? Jinai bijos. Jinai dabar jinai bailiai suraukinti, jie visi yra kai supraližuoti, yra visa vyriausybė, tokia lavonų vyriausybė, kaip aš ją vadinu, ne? Ir dėl ko? Todėl, kad jie bijo sukilimo visuomenės. Bet kokiu atveju, bet koks diktatorius anksčiau ir vėliau griūva. O diktatoriaus griuvimas yra vienas baisiausių, vienas šilčiausių dalykų. Dabar aš jums pabandysiu paaiškinti vėl kitą dalyką. Ar manot, aš jums aiškinau apie dujų balionus, kad dujos brangs? Jis sakė, Žemaitaitis išpratėjo, šią nesąmonę šneka, čia nebrangis. Kai atėjo sausio 1 diena, bimtelė visiems dujų mokestis. Ką rašė šitas plikis, tas, kaip mes sakau, Makaulė Gentiliukas? Ką jis rašė? Jis sakė, kad čia Žemaitaitis jūs atstovauja rusų dujas, la. Bet dujos gaminamos mažai naftos. Taip, rusiškos dujos papuola į Lietuvos rinką. Bet tos rusiškos dujos papuola ir per Latviją, jos papuola per Lenkiją, jos papuola per kitas šalis. Ir dėl ko labai paprasto dalyko. Šiandieną vietoj to, kad mes gyventojai gautų normaliai dujas su normaliu akcizu, mes turime ko nedidžiausias pasaulyje akcizo dujas. 304 eurų. Jeigu Lenkija 17, Latvija 50 ten kažkeli eurų, mes turim 300 eurų. Ir žiūrėkit, jau čia mes įrodom, kad tu nekalti, kad mes esame nekalti, kad Gentviliukas su Šimonyte ir Gintarė Skaistė visiškai nupušė yra laukiniai kažkokie tai. Jie sako, jo, mes dabar jau nusileidžiam ir kovo mėnesį galvosime, ką tą akcizą sumažinti. Eik, tu šit, kam to kovo mėnesį damažinti. Taigi šildymas jau bus pasibaigęs. Taigi dalis žmonių individualiuose namuose kūrenasi dujomis. Kadangi tu dujomis kūrini, tau dujas pabrangsta 1000 eurų. Kadangi palūkanų norma tau irgi padidėjo praeitais metais, palūkanų dabar moki tokias, reiškia tavo kreditas vėl nusididėjo. Kadangi tu ne tik, kad moki 304 eurų daugiau, bet tu nuo 304 eurų dar plus turi dasidėti 21% PVM. Tai kiek žmogui pabrangsta? Dar papildomai 60 eurų. Ir tauta vietoj to, kad sakytų, kad va, čia kažkaip tai blogai, panašiai, visi sėdi tyliai. Verslininkam yra giliai vienodai. Jie uždės jums tą mokestį ir sako, eikit jūs nafik, jūs norite jūs susimokėti. Bet esminis yra dalykas tai, kad Šimonytė ir šita, kaip aš sakau, šetonų liceferistų valdžia, kaip aš ją vadinu Landsbergis, tai aš liceferistus vadinu. Tai yra grinai visantie naikintojai, va taip grubiai aš juos vadinu. Jiems net neįdomu, kas yra rajonas ir kas yra regionas. Jiems net nerūpi šitas.